Laba diena, malonu su jumis sveikintis. Jūs šiuo metu žiūrite įrašą, bet tikrai džiaugiuosi, kad vyksta tokie renginiai ir Holistinis asmens institutas organizuoja tokius dalykus. Aš esu Rūta Malkutė, aromaterapeutė, Lietuvos aromaterapeutų asociacijos tikroji narė, taip pat šio instituto aromaterapijos dalyko dėstytoja. Ir to dalyko metu mes mokomės įvairių dalykų, tame tarpe ir aromaterapijos naudojimo. Ir šis dalykas apima daugybę sričių, tačiau šiandienos tema yra aromaterapijos taisyklės laukiantis ir auginant vaikus. Ir iš tiesų tai yra labai labai svarbi tema, kadangi nėštumas apskritai yra pokyčių metas moters organizme, kuomet tikrai persitvarko daugybė sistemų ir po truputėlį moters kūnas prisitaiko, visas sistemas pritaiko vaisiaus išnešiojimui. Vaisiaus būklė priklauso nuo moters savijautos, nuo jos mitybos, nuo jos gyvenimo įpročių. Ir natūraliai mamos, norėdamos savo vaikams duoti tai, kas yra geriausia, labai dažnai pradeda rūpintis, ką naudoti, kad nepakenktų. Ypač, kuomet nutinka kažkokie negalavimai, kažkokie dalykai, kuomet mums reikia naudoti priemonės. Vaistai dažnai turi kontraindikacijas, ypatingai nėštumo metu. Ir ieškoma kitų būdų ir aromaterapija tikrai labai dažnai atsiranda pas moteris būtent nėštumo metu. Taip, aromaterapija yra labai švelnus, neinvazinis būdas veikti organizmą. Aromaterapija gali pagerinti savijautą tiek fizinę, tiek emociją. Ir taip jau nutinka gyvenime, kad nepaisant to, koks geras dalykas yra aromaterapija ir eteriniai aliejai, tai, kas gali padėti, lygiai taip pačiai gali ir pakenkti, nes nieko nėra tobulo, o saikas yra vis dėlto geriausias žmogaus draugas. Taigi, kaip veikia pati aromaterapija, tikrai labai yra plati tema ir šiandien aš neturiu tiek laiko jums paaiškinti. Bet jeigu ši tema jums yra įdomi, aktuali, norite sužinoti mokslinės žinias, tai tikrai labai rekomenduoju prisijungti prie mūsų instituto aromaterapijos kurso, kurį mes ne per seniausiai pradėjome, jūs tikrai galėtumėte jį pasivyti. Ir dar aš plačiau apie tai papasakosiu pabaigoje, nes tema yra mūsų apie tai, ką daryti, kuomet laukiamės. Tai pirmiausiai, ką turėtų tokios taisyklės, nes labai paprasta yra, kuomet tu žinai tiksliai, ką daryti. Tai ką turėtų žinoti būsima mama, kuri nori naudoti aromaterapiją, nepakenkti ir tiesiog turėti tik tai teigiamus rezultatus. Tai keletas taisyklių, kas yra labai svarbu. Svarbu yra atkreipti dėmesį į tai, kad ne visus eterinius aliejus galima naudoti nėštumo metu. Tai yra būtent dėl eteriniuose aliejuose sudėtyje esančių medžiagų, kurios gali paveikti visą jūsų kūną, taip pat ir vaisių. Pavyzdžiui, eteriniai aliejai, kuriuose yra gausu ketonų, veikia neurotoksiškai ir abortuojančiai. Kitaip sakant, jeigu jūs nėštumo pradžioje naudosite eterinius aliejus, kurie veikia abortuojančiai, nesakau, kad 100% tai gali sukelti persileidimą, bet jeigu tai nutiks, jūs niekada negalėsite žinoti ir kartais tai nebuvo dėl to, kad jūs panaudojate medžiagą, kurioje yra labai daug ketonų, plus visą tai persiduoda į vaisių ir tai tikrai nėra labai trokštamas dalykas. Visi eteriniai aliejai, kuriuose yra ketonų, yra absoliučiai draudžiami naudoti besilaukiant. Ir sąrašas draudžiamų eterinių aliejų yra gana nemažas. Jis apima kai kuriuos eterinius aliejus, kurie yra net labai tokių žinomų augalų. Pavyzdžiui, civilinės levandos arba gausiašakiai eukaliptai. Yra labai toksai įdomus dalykas, kad kuomet mes susiduriam su aromaterapija, bendrinėje kalboje mes sakom levandos ir labai nesigiliname, kokios tos yra levandos. Jeigu jūs seksite populiarią literatūrą, socialinę mediją, TikTok'e gausu visokių įrašų, ar ne, kartais net perkant mes neturime pilno augalo pavadinimo. Būna nurodyta levandos, lavender ir tiesiog nesigilinant, koks tai yra eterinis aliejus. Bet pavyzdžiui, tikrųjų levandų eterinis aliejus, jis yra leidžiamas, jį galima naudoti, jis yra švelnus, o štai, pavyzdžiui, civilinių levandų, kuriame yra ketonų,
jis yra draudžiamas. Tai yra skirtingas augalas, skirtingo eteriniaus aliejaus sudėtis ir kuomet nėra tikslios informacijos apie tai, koks būtent tas eterinis aliejus naudojamas, atsiranda pasiklydimai. Pasiklydimai vertimuose, pasiklydimai įvairiuose dalykuose. Kartais mes galime sutikti net labai kompetentingus medikus, kompetentingus asmenis, kurie tiesiog sako, kad negalima naudoti, kartais žymiai paprasčiau yra uždrausti viską, nesigilinant į tikras ten smulkias smulkmenas, tiesiog uždrausti ir tiek, bet kuomet mums reikia padėti, mes ieškome atsakymų ir tikrai galima rasti. Ir tarkim su levandom, tikrai tikrųjų levandų eterinis aliejus nėštumo metu jis yra leidžiamas. Būtent dėl tokių nesusikalbėjimų, ypatingai dėl augalų ir gimsta įvairūs mitai, yra tiesiog vienam šaltinė randi informaciją vieną, kitame kitą. Panašus yra susipainimas taip pat su eukaliptais. Pati eukaliptų šeima yra labai gausi ir mes turime visą didžiulę paskaitą apie daugybę eukaliptų, koks tai yra nuostabus augalas ir ką jis daro. Ir eteriniai aliejai išgauti iš eukaliptų lapų ir šakelių yra daugybę metų naudojami tiek tradicinėje medicinoje, tiek alopatinėje medicinoje. Su tradicinė medicina aš labai dažnai mėgstu pabrėžti, kad tradicija yra tai, kas yra labai sena, alopatinė medicina yra tai, kas atsirado gerokai vėliau. Tai, kitaip sakant, tradicinė liaudies medicina eukaliptus naudoja jau daugybę metų, Australijoje yra tūkstantmečiais istorija siekia, ar ne? Mūsų Europoje taip pat atsiradę eukaliptai yra gana seniai, tai yra augalas, kuris ne tik tai augantis Australijai, bet alopatinė medicina ir farmacija taip pat naudoja tiek levandas, tiek eukaliptus, tiek pipirmėtas ir gausybę eterinių aliejų ir farmakopėjų. Tai yra tikrai aprašyta, įvardinta, jos puikiai, eukaliptai patys, apie kuriuos aš kalbu, puikiai veikia kaip imunostimuliantai, labai stiprus prieš virusiniai agentai. Dėl to, kuomet yra peršalimo ligos, būtent tas sezonas, kuomet eina virusai, peršalimai, slogos, kosuliai, tai tikrai labai dažnai galima rasti įvairių tepalų, įvairių lašelių, kurie būtų su eukalipto eteriniu aliejumi. Tai kadangi ta šalis yra labai labai gausi, labai didžiulė, tų eukalipto aliejų taip pat yra skirtingų ir kuomet mes kalbam apie besilaukiančią moterį, yra labai svarbu žinoti, kad ne visi eteriniai aliejai, ne visi eukalipto eteriniai aliejai, pavyzdžiui, yra leidžiami. Yra, pavyzdžiui, gausiašakis eukaliptas, kurio sudėtyje yra puikiai su virusais besitvarkantis ketonai, tačiau, kaip ir minėjau apie ketonus, jie negali būti naudojami besilaukiant. Bet, tarkim, spindulinis eukaliptas, kuris yra gerokai švelnesnis, jau nėštumo metu naudoti jį nuo slogos ar nuo peršalimo jau galima naudoti. Tai tikrai labai svarbu yra žinoti, koks tas eterinis aliejus ir koks jis yra tiksliai. Tai yra su lotynišku augalu, su pilnu lietuvišku pavadinimu. Tikrai žiūrėti, ką naudojam. Dar viena taisyklė yra, kad nesistengkit naudoti gausybės eterinių aliejų vienu metu, ypatingai jeigu nenaudojate iki nėštumo eterinių aliejų. Tai nesistengkite turėti didžiulės puokštės, 6, 8, 10. Apskritai aromaterapija yra auksinė taisyklė. Mažiau yra daugiau, net ir mišiniuose geriausiai veikia mišiniai, kuomet jie yra padaryti iš nedidelio kiekio, subalansuoti taip, kad veiktų geriausiai ir vienas kitą papildytų. Tai pažininkitės iš lėto, jeigu tai yra pirmoji jūsų pradžia, žiūrėkite, kokias reakcijas sukelia ir tiesiog žiūrėkite. Dabar kalbant apie naudojimo būdus, vienas iš tokių paplitusių mitų yra, ir tikrai aš matau, ir socialiniai medijai matau, kad rekomenduoja, nebaksnosiu pirštais, kas tiksliai tą daro, bet tikrai galima tą dalyką rasti, tai naudoti eterinį aliejų į vidų. Ką reiškia vartoti į vidų? Tai reiškia gerti, lašinti į arbatą, lašinti į vandenį, įvairios pridedamos pasakos apie detoksikacijas, dar visokius pagerinimus, energijų pakelimus. Tai šioje vietoje iš tiesų nėštumo metu negerkit nieko, jokių eterinių aliejų į vidų. Ir iš tiesų taip, jeigu sveikas žmogus, atsiprašau. Taip, tai grįžtant prie temos, jeigu sveikas suaugęs žmogus išgers, nurys lašelį citrinų eterinio aliejaus, jam tikrai nieko neatsitiks. Tuo tarpu, besilaukiant, tikrai nereikia papildomai apkrauti savo žarnyno ir virškinimo sistemos, taip pat šalinimo sistemos,
Ypač jeigu aromaterapijos nenaudojate iki šiol, tikrai labai griežtai nerekomenduoju to daryti. Net jeigu tai darydavote, kol nesilaukėte, vis tiek nustokite naudoti eterinius aliejus į vidų. Kaip naudoti? Geriausias, vienas iš pačių geriausių būdų, pagrindinis toksai būdas turėtų būti per kvėpavimo sistemą. Vis dėlto aromaterapija jau yra pats pavadinimas pasako, kad tai yra aromaterapija, gydymas kvapu, pagalba kvapu ir mes veikiame per kvėpavimo sistemą, per tiesiog sukvėpuojant. Tai turėtų būti garinimas, geriausiai sausas, gali būti drėgnas garinimas. Garinimas neturėtų būti nuolatinis. Kitaip sakant, neužkraukite savo namų eteriniais aliejais. Aromaterapija jokių būdų nėra patalpų kvėpinimas arba, tarkim, kvėpinimas, namų kvėpinimas eteriniais aliejais, kartu norint gauti kažkokį priešvirusinį ar ten atpalaiduojantį, raminantį poveikį. Tai tikrai nėra tai, namai turi savo natūralų kvapą. Taip yra būdų aromaterapiškai pagerinti, pašalinti, paveikti, bet aromaterapija, kuomet mes naudojame, tarkim, kuomet yra nerimas, kuomet nėštumo metu yra pykinimas, kuomet yra, tarkim, neužmigti negalite, kuomet yra įvairūs savijautos pagerinimo tikslais, tai neturėtų būti nuolatos, tai turėtų būti jūsų tiesiog sesija, kurios metu jūs panaudojate ir tas tiesiog trunka ribotą laiką ir tuomet jūsų organizmas sureaguoja tuo metu ir suveikia taip, kaip jam reikia. Antras būdas, antroje vietoje besilaukiant yra per odą, tai yra masažo būdu. Tačiau yra labai svarbu, kad jeigu mes masažuojame sveiką suaugusį žmogų ir naudojame 2 procentus eterinio aliejaus riebiame aliejuje, ar tai būtų migdolai ar kokosai, nesvarbu koks, tai besilaukiant reikėtų mažinti koncentraciją ir naudoti jau tik tai 1 procentą. Visas tas, kaip paskaičiuoti procentus, kaip viską apskaičiuoti, tai mes tikrai mokomės. Mokymai yra ne tik tai teoriniai, bet ir praktiniai, kuomet gaunama yra ir gausybė informacijos ir pavyzdžių ir receptų, kaip tą dalyką padaryti. Tai masažui naudojame tik 1 procento aliejų. Taip pat venkite masažo pilvo srityje su eteriniais aliejais, tiesiog per odą, per placentą. Taip pat gali būti. Tai prigąsdinau labai daug iš tiesų ir kągi galima naudoti, tai iš tiesų pirmo trimestro metu tasai sąrašas nėra labai didelis, bet nuo antro trimestro, tai pirmo trimestro metu jūs galite naudoti tikrąsias levandas, tas tikrai puikiai tinka, galima naudoti pipirmėčių nedidelėm koncentracijom tik tuomet, kuomet yra pykinimas. Kalbant apie pykinimą, ypatingai nėštumo pykinimą, aš rekomenduoju pasidaryti asmeninį inhaliatorių. Jie būna arba plastikiniai, arba metaliniai, arba stikliniai, įvairiausių yra. Juos tikrai galima nešiotis rankinėje, visada su savimi. Ir tiesiog tuomet, kai jaučiate, kad jums nėra gera, o jūs kažkur esate judesyje, jūs galite įkvėpti, pakvėpuoti, keli įkvėpimai ir tuomet tas negerumas praeina. Nuo antro trimestro galima naudoti bergamočio eterinį aliejų. Jeigu jūs naudojate tik tai garinimui, tai jums tikrai nėra būtina rūpintis apie jos fototoksiškumą, kuomet naudojate ant odos. Reiktų atkreipti dėmesį, kad bergamočio eterinis aliejus yra fototoksiškas, čia dar atskira tema iš mūsų kurso. Ir fototoksiškas eterinis aliejus gali sukelti odos nepageidaujamą reakciją ir fotosensityvumą, kitaip sakant, labai sensityvus saulei, nuo to gali atsirasti pigmentinės dėmės, tai to nenorime, bet nuraminimui tikrai puikiai tinka bergamočio eterinis aliejus. Tinka ramunėlės, tiek kilniosios didramunės, arba tos dar vadinamos romaniškos ramunėlės, nes lietuvių kalboje mes turime įvairiausių tų terminologijų, bet ramunėlės yra kilniosios didramunės ir vaistinės ramunėlės, arba romaniškos ir germaniškos, čia dar toksai irgi vertimai. Tai abidvi ramunėlės tikrai puikiai tinka naudoti nuo antro trimestro. Taip pat kardamonai, citrinų eterinis aliejus, laimų eterinis aliejus, juodųjų eglių, spindulinių eukaliptų, ypatingai peršalimo metu. Spinduliniai eukaliptai puikiai tinka nuo spogos, juodosios eglės jos skystina gleives ir jos puikiai tinka prie įvairiausių kosėjimų, kosulių.
Taip pat tinka citrinakvapiai eukaliptai, bet čia nereiktų painioti, jų poveikis truputėlį yra kitoks negu spindulinių eukaliptų. Iš eukaliptų dar turim smito eukaliptų, kitų rekomenduočiau privengti, ypatingai privengti tų vat jau mano minėtų gausiašakių arba mėtinių eukaliptų. Dar kartais juos vadina plaukuotais eukaliptais, bet jie turi tokį mentolio pokvapį. Nėštumo metu reikėtų privengti. Kamparinių cinamonų medienos arba dar vadinamas Hovud eterinis aliejus, jame gausu yra linalolio ir jis toks labai švelnus, maloniai kvepiantis. Taip pat mandarinų tinka, taip pat tinka pajūrinės pušys, kurios irgi gerina kvėpavimą, virginijai kadagiai, paprastos pušys, tos mūsų, kaip aš sakau, šiaurietiškos pušys. Kilnieji lauramedžiai, labai superinis eterinis aliejus, kuris tikrai daug kur galima jį panaudoti. Mairūnai iš arbatmedžių tokios šeimos rekomenduoju naudoti pačius arbatmedžius, jie puikiai tinka. Taip pat rozalina, nors ir nėra arbatmedis, bet tai yra taip pat priešvirusinis. Taip pat tinka kunzėjų eterinis aliejus. Ravinsaro irgi priešvirusinis labai stiprus, tai yra kamparinis cinamonas iš Madagaskaro. Apelsinų petit green eterinis aliejus tinkamas, taip pat pelargonijų, nepadauginant mažoje koncentracijoje, bei debesylų, toks retesnis eterinis aliejus, bet jisai puikiai veikia kaip gleivės skystinantis, kuomet reikia atsikosėti, kuomet reikia prie rimtų negalavimų ir gana maloniai kvepia, jis toks tikrai malonus kvapo, tai jį galima labai smarkiai išskiedus tikrai naudoti. Tai kaip ir aišku, ką galima naudoti, daugybės negalima naudoti, mes neturim laiko tiek plėstis ir aš turiu tokią antrą dalį, tai nėštumas viskas tvarkoj ir dabar mūsų gyvenime atsiranda naujas kūdikėlis, atsiranda vaikas. Tai pirmiausia, sutarkime, kad kūdikiai yra maži žmogeliukai iki metų amžiaus. Aš ir dėstydama kūdikius laikau iki metų amžiaus, nuo metų iki 2 jau yra vaikai, nuo 2 taip pat yra vaikai, bet paminima yra, kad nuo 2 metų. Negana to, kūdikiai yra kūdikiai, bet aromaterapijai mes skirstame dar smulkiau, kadangi kūno masė yra nedidelė kūdikėlio, tai tiesiog mes saugome, kad jo per daug neapkrauti jo kvėpavimo sistemos, neapkrauti per daug jo odos, dėl to iš tiesų smulkiname leidžiamus eterinius aliejus ir būdus, kaip tą galima panaudoti. Tai taisyklės iš tiesų yra tokios ir nesudėtingos, ir sudėtingos. Jeigu jūs nenaudojate aromaterapijos iki kol atsirado jūsų namuose kūdikėlis ir jums tai nėra įprasta, ir tiesiog gavote rinkinį eterinių aliejų gimdymo namuose, po gimdymo jums atnešė dovanų, nes tikrai žinau, kad yra įmonės, kurie dovanoja po gimdymo gimus vaikui. Tai šioje vietoje aš rekomenduočiau sustoti ir iki 3 gyvenimo mėnesio, kitaip sakant, pilnus 2 pilno gyvenimo mėnesius nenaudokite nieko. Taip, sudėtinga, ypač žinant, kad aromaterapija tikrai gali padėti susitvarkyti su tokiamis bėdomis kaip pilvodėgliai, palengvinti pilvodėglių būsenas, pagerinti vaikelio miegą ir tikrai kūdikėliui galima pagelbėti. Tačiau mano tokia taisyklė yra, kad jeigu jūs nenaudojate nėštumo metu, jeigu jūs nenaudojate iki tol, pirmus 2 mėnesius nelipkim tam vaikui ant galvos, leiskim jam apsiprasti su visų namų mikrobiomu, su viskuo, visais bakterijom ir viskuo, ką turi jūsų šeima, su jūsų aplinka ir pirmus 2 mėnesius nelipkim. Jeigu jūs naudojate eterinius aliejus iki tol, tuomet natūraliai visa aplinka yra pakvipusi, jūs esate įpratę ir labai natūraliai tuomet kūdikis taip pat yra labiau įpratęs naudoti kvapus. Tačiau jūsų naudojami eteriniai aliejai turėtų apsiriboti štai šiuo sąrašu. Jis yra labai mažas, labai ribotas ir rekomenduoju tikrai jo neviršinti. Tai yra pirmiausiai abiejos ramunėlės, kilnijos didramunės ir vaistinės ramunėlės, puikiai padeda prie, papasakosiu kaip panaudoti, tuomet yra tikrosios levandos, mandarinai, kurie yra žalieji arba geltonieji. Čia yra svarbu, kad rūšis būtų arba žaliųjų mandarinų arba geltonųjų, taip pat krapų. Tai ramunėlės, tiek kilniosios didramunės, tiek vaistinės ramunėlės, jos veikia raminančiai, jos mažina skausmą, vaistinės ramunėlės gali pasitarnauti, kuomet dygsta dantukai, kuomet pradeda dantenos
Dantenos kalkės, aišku, iki 2 mėnesių tai nevyksta, bet tiesiog dažnai tam yra naudojama. Tačiau tikrosios levandos su kilniosiom didramunėm yra puikiai naudojama, kuomet reikia numušti temperatūrą. Kūdikėlis mažas, gali būti taip nutikti, kad, tarkim, turime virusą, reikia mažinti temperatūrą ir eteriniais aliejais tą puikiausiai galima padaryti. Krapai puikiai veikia kaip tvarkymuisi su pilvo diegliukais, taip pat mandarinai su levandom pagerina miegelį ir iš tiesų tas toksai panaudojimo tikrai tų būdų yra, mes tą aptarinėjom tikrai kurse, čia neturim tiek laiko išsiplėsti iki receptų, bet iki 3 mėnesiuko, net jeigu naudojate ir iki šiol visus padedate į šoną ir pasiliekate tik šitus 5 eterinius aliejus. Gyvename toliau ir nuo 3 gyvenimo mėnesio iki 6 įskaitant, tai yra 3-6 mėnesiai. Jeigu jūs esate tie, kurie tik pradėjote naudoti nuo 3 gyvenimo mėnesio, pradėkite tą daryti iš lėto, po 1 eterinį aliejų, pačiomis mažiausiamis koncentracijomis ir mano rekomendacija kūdikiams apskritai iki metų laiko pats geriausias dalykas yra garinimas ir kuomet mes naudojame kaip aromaterapiją, darykite aromaterapines sesijas, kuomet paleidžiate kvapą kambaryje, kur yra kūdikis arba jūsų kūdikio, ar ne, prie lopšio, prie lovelės, jūs kartu šalia rankose galite laikyti, bet aromaterapinė sesija neturėtų užtrukti ilgiau kaip 20 minučių. Jokių būdų kūdikis negali būti nuolatinai prikvepintoje aplinkoje, nuolatinai toje prikvepintoje patalpoje. Tas galioja visiems, net jeigu jūs naudojate ir prieš tai, tiesiog mažinkite tų kvapų kiekį ir turėkite sesijas, tarkim, 3 kartus per dieną, viskas tvarkoje, 4 kartus per dieną, bet po trumpą tarpelį. Esant reikalui prie tam tikrų situacijų tikrai galima naudoti ir masažą, naudojant 0,5% koncentracijos, labai smarkiai išsiskiedžiant, vos kvepinti aliejų ir jį panaudoti masažui, bet vis dėlto pagrindinis turėtų būti būdas garinimo. Tai jeigu jūs tik vėliau pradedate naudoti, kitaip sakant, iki kūdikėlio atsiradimo, jums turėtų atsirasti nuo 3 mėnesio, tai tą rinkinuką, nežinau, kas jame būna, neįsivaizduoju, kuomet aš turėjau savo sūnų, tai nebuvo tokių dalykų ir gimdykloje, kai aš atsinešiau savo kvapus ir sakiau, dabar čia naudosime eterinius aliejus ir mažinsim skausmo, palengvinsim skausmą gimdant eteriniais aliejais, į mane žiūrėjo kaip į visišką kosmonautę, nes tiesiog tai nebuvo įprasta. Dabar tai jau yra tikrai įprasta ir tą tikrai galima daryti. Tai nežinau, kas yra tame rinkinyje, bet jeigu pradėjot vėliau, tai jūsų turėtų būti tas pirminis 5 eterinių aliejų sąrašas. Jeigu jūs jau esat pažengę ir turite jau tą patirtį ir jau 5 naudojat, tuomet tą sąrašą galime praplėsti. Čia atsiranda spinduliniai eukaliptai, čia atsiranda pražangialapės mirtenės arba dar arbatmedis. Abudu eteriniai aliejai yra tinkami vaikams nuo 3 gyvenimo mėnesio, jeigu naudojame iki tol, ar ne? Ir jie puikiai veikia nuo slogų, virusų, peršalimų, kai broliai seserys parneša visokiausius dalykus. Tuomet atsiranda dar maloniųjų pelargonijų, pelargonijum gravolens, neroli ir damasko rožės. Šie eteriniai aliejai puikiai rožės balansuoja, neroli veikia raminančiai, iš tikrųjų, kuomet reikia pagerinti miegą, mes tikrai galime daryti įvairius mišinius ir tas yra labai malonaus kvapo, tai tikrai tokie eteriniai aliejai, kuriuos galima naudoti. Tie, kurie pradėjote naudoti vėliau, prasiplėsite sąrašą truputėlį lėčiau, nes jūs kol kas tos 3 mėnesius naudojate tuos 5. Nuo 7 mėnesio, tiems, kurie jau nuo 7 mėnesio iki metukų, ar ne, iki metukų, tie, kurie pradėjote vėliau naudoti, po truputėlį prasiplėskite iki pilno to sąrašo, pasivykite jau tuos pažengusius, nes laiko yra. Tikrai galima pradėti naudoti spindulinius eukaliptus, pražangialapės mirtenės, turėti, tarkim, antivirusinį mišinį, kuomet yra arbatmedis su spinduliniais eukaliptais, paskaninti kokių mandarinų ir tikrai labai maloniai kvepia, vaikams patinka. Bet mes tą sąrašą iki metų nuo 7 mėnesių dar praplečiam ir čia pridedame neulio, labai efektyvus eterinis aliejus, ypatingai aš šitaip vadinu LOR eterinis aliejus, nes tai yra gerklė, ausys,
nosis. Tai yra vat būtent šitoj vietoj, jo tikrai nereikia lašinti jo į ausis, tikrai nereikia lašinti jo į gerklę, užtenka garinti ir to pilnai pakanka, kad jisai darytų savo darbą. Taip pat atsiranda petit grain eterinis aliejus, irgi nuostabus, taip pat imbieninės citrinžolės arba dar vadinamas palmarozom. Čia tas pats eterinis aliejus. Malonaus kvapo, tikrai superiškai veikiantis, pozityvantas, kuris tikrai labai papildo visą tą krepšelį. Tai iki metų jūs turit tokį krepšelį, tokį maksimumą, ką galite naudoti iš eterinio aliejų. Nuo metų iki 2 mes sąrašiuką dar truputėlį padidiname, bet jokiu būdu nepradedame naudoti visų eterinių aliejų, kurie apskritai yra didžiuliai lagaminai, šimtais, tarkim, atsidaro. Aš esu mačius aroma testavimą, kuomet atsineša 100 eterinių aliejų ir pradeda ten tos buteliukus kilnoti, neklausdami nei ar aš laukiuosi, ar aš nesilaukiu, ar kokia būklė yra ir duoda man uostyti ir toksai truputėlį kompetencijos trūkumas. Tai aš labai rekomenduoju jiems visiems pasimokyti, sužinoti, kad to daryti negalima, turėti saiko šitoje vietoje. Taigi, praplėšiam sąrašą nuo metų iki 2. Kaip ir minėjau, tie, kurie pradėjote naudoti vėliau, neskubant mažom dozėm, po truputį pasivykite visą tą sąrašą ir prisidedame čiobrelių linololio chemotipų. Chemotipai yra dar atskira tema, kurią mes nagrinėjame ir tai yra priklausomai nuo to, kokia cheminė sudėtis yra eterinio aliejaus. Dėl to, kad čiobrelis yra nuostabus augalas, jisai daro nuostabius dalykus, bet vaikams galime naudoti tik linololio, tokiems mažiems galime naudoti tik linololio chemotipo. Suaugusiems galima naudoti praktiškai visus ir čiobrelis turi net tokių galimybių kaip būti prevencija senatvinių, degeneracinių procesų. Tai tikrai nuostabus yra augalas turintis nuostabių savybių, bet labai svarbu yra atsižvelgti į chemotipą. Tuomet atsiranda citrinų, atsiranda saldžiųjų apelsinų, atsiranda greipfrutų, tokie jau valgomi. Tikėtina, kad nuo metų iki 2 jūsų vaikas jau yra paaugęs, jis tikrai jau matė ir apelsinus, ir citrinas, ir tas jau yra namuose. Ir tas yra puikiai tinkama. Prie peršalimo ligų atsiranda ravinsaro eterinis aliejus, nuostabus eterinis aliejus, kaip ir minėjau, nėščiųjų dalyje. Madagaskare augančio kamparinio cinamono lapų išgaunamas eterinis aliejus, kuris yra puikus nuo peršalimo, nuo kosulių. Jis yra stimuliuojantis patį imunitetą ir labai tinkamas naudoti būtent tokiu sezonu, kaip mes dabar kalbamės. Dar atsiranda italinių šlamų čia eterinis aliejus, bet šitoje vietoje reikėtų nepamiršti, kad yra dar taisyklė. Aš turiu dar 2 likusias taisyklės. Tikrai labai nedaug, bet yra taisyklė 1%, ypatingai masažuojant. Tai yra iki metų mes naudojame 0,5% arba išvis geriausiai garinti. Nuo metų mes jau labiau koncentruojamės taip pat į garinimą ir garinimo sesijas, bet kartas nuo karto mes tikrai galime pamasažuoti, ypatingai efektyvu masažuoti yra pėdutes ir tarkim pėdutes galima masažuoti ir kūdikėliams, išskiedžiant, ne gryno eterinio aliejų, tas yra svarbu, bet tiesiog per pėdas pas mus yra daugybė taškų, tai tuomet, kuomet jūs glostote savo kūdikėlį, tikrai galima pėdutes jo pamasažuoti. Tai nuo metų iki 2 mes turime 1% taisyklę ir galime naudoti 1% koncentraciją. Lygiai taip pačiai kaip nėštukiam. Tai kaip dabar tą 1% pasiekti ir kaip jį apsiskaičiuoti, nes čia yra sudėtinga. Aš turiu eterinio aliejaus mažą buteliuką, kažkokio riebaus aliejaus buteliuką ir man čia dabar, kur čia man eiti, pas kokį specialistą, tai nereikia niekur eiti, yra viskas labai paprasta. Mažo buteliuko 5 ml, kur turite, dažniausiai būna 5, būna 10, bet šiaip dažniausiai būna nedideli buteliukai eterinio aliejų. 1 lašelis eterinio aliejaus, pridėjus 1 arbatinį šaukštelį riebaus aliejaus, jūs gausite 1%. Tai yra 1 arbatinis šaukštelis migdolų ar ten alyvuogių, bet kurio aliejaus, rinkitės nerafinuotą, rinkitės ekologišką, švarų, kad jis nebūtų užterštas, nes jūs tepsite ant savo odos ir ta oda viską sugers į save. Plus 1 lašelis eterinio aliejaus, tai yra 1%. Bet ir visa matematika, tą arbatinį šaukštelį galite supilti į atskirą buteliuką. Jeigu darot tokį mišinį, būtinai pasižymėkite, ką ten įpylėt, ką ten įlašinot,
tam kad nesumaišyti. Ir atėjom prie paskutinės taisyklės, tai paskutinė aš ją vadinu auksinė taisyklė ir tai yra mažiau yra daugiau. Su aromaterapija iš tiesų labai dažnai, kuomet aš kalbu apie tai ir pasakoju, aromaterapija turi būti vos jaučiama, tai yra labai švelniai. Tai tikrai neturi būti smarkiai kvepiantis ir labai smarkiai prikvepinta patalpa. Eteriniais aliejais mes jokiu būdu neatliekame patalpų kvepinimų. Ir kuomet jūs garinate eterinius aliejus, tai nėra dėl namų kvapo. Namų kvapai yra visiškai kas kita, tai yra kita kategorija. Aromaterapiją mes naudojame tam, kad paveikti savo organizmą į vieną ar kitą pusę, pagerinti savijautą, pagerinti nuotaiką, bet tai nėra namų kvepinimas. Tai nereikėtų to painioti, nereikėtų to maišyti ir naudoti kuo mažesnėmis dozėmis. Plius tai labai ekonomiškai apsimoka, nes mažom dozėm ilgai naudojat, tikrai nereikia to didžiulio kiekio. Aromaterapijos tema yra be galo plati ir iš tiesų mes kurso metu tikrai apžvelgėme daugybę temų. Tiek aromaterapinė chemija, tiek kaip naudoti, tiek plačiau apžvelgiame kūdikius, mažus vaikus, nėštumo visą periodą gerokai labiau apžvelgiame. Taip pat kaip augintiniam naudoti eterinius aliejus. Ir gausybė temų, gilinantis taip pat į cheminę sudėtį, gilinantis į mokslinius tyrimus. Tai tikrai toks labai platus aromaterapija yra dalykas, kuris gali apimti labai daug, padėti labai daug ir prie viso to labai skaniai kvepėti. Tai iš tiesų toksai yra malonus ir dėstymas, ir mokymasis. Tai aš rekomenduoju, kad jeigu jums įdomu pasigilinti daugiau, sužinoti daugiau, jungkitės į mano paskaitas Holistinio asmens institute, aromaterapijos dalykas ir pasimatysime ten. Gražios visiems dienos.